Sveiki gyvi visi. Šiandien parodysiu, kaip paprastai ir lengvai yra įdiegiamos papildomos programos Ubuntu operacinėje sistemoje. Būdas, kurį demonstruosiu, yra per Ubuntu programų centrą. Jisai pasiekiamas per programos ir Ubuntu programų centras. Paspaudus čianais atsidaro Ubuntu programų centras. Ką matome čianais? Tai pirmiausia, kairėje pusėje matome šaltinius, tai yra iš kur pateikiamos yra programos, yra pateikta Ubuntu sistemos gamintojų, tai yra pilnai palaikomi paketai arba programos. Štai paspaudus čia išrikiuojami visi tie paketai. O, kiek daug. Bei Canonical partnerių pateikiami paketai iš programų šaltinių. Paspaudus štai čianais įdiegtą programinį įrangą, pas mus bus išrikiuota visos programos, kurios yra įdiegtos ir per čia galim daryti kažkokius pakeitimus. Vienas iš jų, tarkim, pašalinti mums nebereikalingą programą. Jeigu mums nebereikalinga Brasero kompaktinių diskų įrašymo programa, galima pasiskaityti, aišku, daugiau informacijos prieš darant kažkokius pakeitimus, mes galime tiesiog paspausti mygtuką pašalinti. Man ši programa reikalinga, todėl aš jos nešalinsiu. Tvarkoj. Spaudžiu gauti programas ir štai čia, matote, yra suklasifikuotos visos programos. Taigi, jeigu mus domina, tarkim, internetas arba programa, kuri vykdo kažkokias funkcijas su internetu, spaudžiu internetas, tada dar yra suklasifikuota tai žiniatinklio naršyklės, pokalbiai, paštas, tarkim, spaudžiu paštas ir yra išrikiuojamas būtent šios kategorijos arba šios skyriaus visos programos. Tai yra Mozillos pašto klientas bei visi kiti. Tai va taip galima susirasti mūsų dominančią programą. Įdomus dalykas tai yra populiariausios programos. Paspaudus čianais bus išrikiuotos visos populiariausios programos. Pagal Ubuntu programų centro kūrėjų daroma analizė, kurie žiūri, kokias programas labiausiai mėgsta arba naudoja Ubuntu naudotojai. Ir čia pateikiamas, kaip matote, Audacity audio tvarkymo programa bei sekančios programos. Vėlgi įdomu pasižiūrėti, ką dažniausiai naudoja Ubuntu vartotojai. Kaip taisyklė, kaip sakant, milijonai negali klysti, programos būna patikrintos laiką ir labai kokybiškas. Tai tiek apie populiariausias programas. Kitas patogus dalykas, per kurį galime susirasti mūsų dominančią programą, tai yra paieškos laukelis. Jeigu aš žinau programos pavadinimą, galiu tiesiog jame pradėti rašyti programos pavadinimą ir filtravimo mechanizmas išfiltruos iš visų programų, pateiks mane dominančią programą. Pavyzdžiui, norėčiau šachmato kažkokios žaidimą. Ok. Ir čianais žiūriu, 3D šachmatai, galiu pasiskaityti daugiau informacijos, kas čianais yra ir sakau, gerai, man nori šitos programos, paspaudžiu įdiegti programą. Ubuntu programos centras prieš diegiant, žinoma, paprašys jūsų administravimo slaptažodžį, įvesiu jį. Ir viskas, atsiranda progreso indikatorius, kuris mums duoda žinoti apie tai, kas šiuo metu vyksta. Taigi, kaip matote, yra diegiama programa. Taip pat galima pažiūrėti detaliau, paspaudus čianais progresas, kad yra diegimo progreso indikatorius. Viskas, programa yra įdiegta. Tvarkoj. Kaip matote, įdiegta programinė įranga, mano ką tik įdiegta programa atsiranda čianais ir žinoma, einant į programos, į žaidimus, aš turiu šitą programą. Va taip paprastai, oho, kaip čianais įdomiai viskas vyksta, gerai. Nesigilinsiu į šitą programą. Tvarkoju. Va taip paprastai yra įdiegiamos programos per Ubuntu programų centrą. Nereikia jokių kodų. Jokių vedlių didelių nėra, tiesiog susirandu, kurią noriu, kuri man reikalinga programa, paspaudžiu įdiegti ir pas mane sistemoje yra įdiegta mane dominanti programinė įranga. Tai ką, dėkui, kad žiūrėjote, gero jums nuostabios sistemos naudojimas. Iki!